Sveiki, aš Austėja sveikinuosi su jumis jau antrame laidos Keliaujantį laiku sezone. Kol nesimatėme, gyvosios istorijos ir rekonstruktorių pasaulis tikrai nesustojo. Šiame sezone susitiksime su jau pažįstamais veidais, sužinosime, ką naujo išbandė mano geri bičiuliai rekonstruktoriai, kokius naujus eksperimentus atliko kolegos. Tad kviečiu jūs keliauti laiku į praeitį. Pastaruoju metu su kolegomis daug diskutavome apie senovės spalvas. Tad kviečiu išvysti, kokiomis spalvomis pasaulį matė praeities žmogus. Lankant muziejuose archeologinės ekspozicijas ir stebint vitrinose išdėliotus radinius, tikriausiai ne vienam kilo klausimas, kaip šie daiktai atrodė prieš tūkstančius metų. Ginklai, darbo įrankiai, iš molio nulipdyti grublėti puodai. Nejaugi to laikmečio karys puolė ir gynėsi nuo priešų tokiais iš pažiūros neišvaizdžiais ietigaliais ir kirviais. Su peiliu be kriaunų ir ištrupėjusiais ašmenimis raikė duoną. Moteris ir vyrai dabinosi pajuodusiais, deformuotais, juvelyrinių dirbinių laužą primenančiais papuošalais, o maistą gamino suskilusiuose puoduose. Žemėje tūkstantmečius pragulėję mūsų protėvių praeities liudininkai, jų naudoti daiktai prarado savo spalvas, o dažnai ir formą. Neretai archeologams tyrimų metu tenka spėlioti, kokiam daiktui priklauso vienas ar kitas aptikto radinio fragmentas. O ir aptikus pakankamai gerai išlikusi radinį, kyla klausimai, kaip jis buvo pagamintas, kaip naudojamas, kokias žinias buvo sukaupę amatininkai, pajėgę kurti tokius šedevrus, kuriuos pakartoti šių dienų meistrams ne visuomet pavyksta. Pirmuosius savo veiklos dešimtmečius skaičiuojantis rekonstruktorių judėjimas jau geba atsakyti į dalį iškilusių klausimų. Bendraminčiai, praeities gyvensenos tyrinėtojai jungiasi į klubus, o klubų nariai savo eksperimentais patvirtina arba paneigia iškeltas hipotezes, praktiškai patikrina, ar veikia vienas ar kitas praeities veiklos epizodas. Eksperimentinės archeologijos judėjimas pasaulyje ir Lietuvoje atveria naujas praeities pažinimo galimybės. Eksperimentų ir rekonstrukcijų dėka galime praeitį atrasti ne vien tik iš laiko negailestingai paveiktų daiktų išdėliotų muziejų vitrinose. Rekonstrukcijos atliktos remiantis archeologinių tyrimų medžiaga, dominuojančiam tamsiam praeities vaizdui, suteikė spindesį ir spalvas. Gausybė juvelyrų, kalvių, peiliadirbių, drožėjų iš medžio ir kaulo, odos bei avalynės amatininkų kadaise tenkino savo gentainių poreikius. Šiandien galime didžiuotis, kad gebėjimas panaudoti turimas žinias bei jas perduoti iš kartos į kartą padėjo sukurti gaminius, išskiriančius mūsų amatininkus iš kitų kaimyniniuose kraštuose egzistavusių kultūrų ir tradicijų. Vienas iš ilgai neatsakytų klausimų buvo priešistorė žmonių apranga. Lietuvos teritorijoje archeologinių tyrimų metu aptiktus iš lino, vilnos, šilko pasiūtus rūbų fragmentus pakaktų suskaičiuoti rankų pirštų. Tokiems radiniams išlikti žemėje reikia ypatingų sąlygų, o jos dažniausiai būna netinkamos. Organika suyra. Geriausiai išlieka dirbiniai iš akmens, bronzos ir geležies. Tokie radiniai padėjo sukurti pavadinimus žmonijos raidos etapams, tačiau atkurti pačių žmonių vaizdus šių duomenų nepakanka. Apšepęs, susivėlęs, basas, kailiais apsikarstęs ir pagaliais apsiginklavęs protėvis. Tai klaidingai suformuotas įvaizdis pakartotas ir sukurtas dirbtinio intelekto pagalba, paprašius pavaizduoti 13 amžiaus vyrą. Tai karikatūra, nieko bendro neturinti su realybe. Tai kokiais rūbais jie vis dėlto rengėsi? Kas ir kada suvyniojo pirmąjį siūlų kamuolį, sunku pasakyti. Iki to dar reikėjo prisijaukinti avis, nukirpti kailį ir iš vilnos suverpti ploną giją. Mūsų protėviai šį amatą žinojo prieš tūkstančius metų. Jie verpė siūlus, mezgė ir audė. Įvairi buvo jų rūbų spalvų ir atspalvių kolekcija. Tai aprangos detalės pagamintos iš vilnos siūlų, įprastos kadaise, tačiau šiandien rečiau naudojamos juostos. Kepuraitės tinkamos prisidengti nuo vasaros saulės spindulių, apsaugančios nuo šaltojo sezono darganų.
Atkreipkite dėmesį, siūlai spalvoti. Su šių darbų autore Vasare Ratkevičiene leisimės į pusdienio kelionę, kurios metu išsiaiškinsime, kaip protėviai baltam, tik suverptam vilnos siūlui suteikdavo spalvas. Vasarės profesija – restauratorė. Studijuojant teko susipažinti, o vėliau ir praktiškai taikyti augalinės kilmės dažus. Sukaupta patirtis padėjo ieškoti, atrasti ir atskleisti augalų savybės, kurios gali virsti spalvomis ir atspalviais. Tai gilioje senovėje žmonija žinojo ir naudojo dažines medžiagas. Tai buvo augaliniai dažniausiai dažikliai. Iš to, kas būdavo aplinkui, augalai, medžių lapai gali būti, medžių vaisiai gali būti, konkorėžiai, gali krūmų būti, gudobelės, kokios uogos ar kadagio uogos. Aišku, šiaip moteris buvo išradingos ir jos, manau, pačios dažėsi. Didikų rūbai dažniausiai būdavo daug spalvotiškesni. Būdavo mėlyna, indigo atvežtinė, raudona irgi atvežtinė, nes pas mus tokių nelabai būdavo. Todėl jų didikų rūbai daug spalvotingesni negu paprastų miestelėnų. Mane labiau domina miestelėnų paprastas dažymas, ne atvežtiniai dažai. Todėl aš dažau augalais, kurie konkrečiai šiuo atveju auga Kernavės apylinkėse. Du moliniai puodai, laužas, ant pjaustimo lentos smulkinama patvoryje surinkta augmenija. Vaizdas primenantis maisto gamybą tik atrodo nesudėtingas. Dažymo procesas truko visą dieną, o į laidą tilpo tik keli to proceso etapai. Procesas trunka ilgai, nes reikia prisirinkti žolės, ją nuvirti, nukošti, išmirkyti, tada išsiplauti siūlus ir į tą nuovirą dėti siūlus, reikia virti, reikia maišyti, siūlas vandenyje turi laisvai plaukioti, tada gausi tą kokybišką nudažymą ir tada išskalauti, išdžiovinti, procesas užtrunka, niekur nepaskubėsi. Organiniais dažais dažosi geriausiai, tvirčiausiai, patikimiausiai natūrali avies vilna ir dar natūralus šilkas. Kitos medžiagos, linas, kaip po medvilnė irgi tai yra, bet jų kita jau struktūra ir įvairovė atspalvių nesigauna. Į antrąjį puodą buvo pilamas prieš keletą dienų paruoštas tirpalas. Netrukus paaiškėjo, kas šiam tirpalui suteikė ryškiai rudą spalvą. Sumesdavo vinis ar ten šiaip kažkokią geležį ir tiesiog vandenyje pabuvusi jinai išskiria geležies sulfatus. Tai va tą geležijusį vandenį galima įpilti pabaigoje siūlo dažymo į tą mūsų puodą ir tada geležis su siūlu sureaguoja, gaunasi atspalvis ir tuo būdu užsitvirtina dažas tame siūle. Ta prasme, geležis varis nedažo, jie tik sudaro junginį su siūlu ir tokiu būdu yra išgaunami skirtingi atspalviai, tuo pačiu užsitvirtina ta spalva metalų pagalba. Taip, spalva tai mūsų gyvenimo neatsiejama dalis yra. Jinai mūsų būtų labai nuobodu, jeigu nebūtų spalvos. Tai vat ir senovėje žmonės buvo išradingi ir spalvoti. Po praėjusio sezono išgirdome jūsų norą pamatyti daugiau istorinių maisto gamybos receptų. Tad paprašiau savo gero bičiulio, archeokulinario Mariaus atvykti į Kernavę ir pasidalinti savo smagiausiais receptais. Tad ruoškite užrašų knygeles ir užsirašykite. Šiandien kemšame dešras. Kimšta vytinta kiaulienos dešra. Šiam viduramžių patiekalui reikės gabalėlio lašinių, gabalėlio liesos mėsos
išvalytų, išplautų ir išmirkytų plonųjų žarnų. Gamybos proceso trukmė apie 20 minučių. Vytinimo trukmė priklauso nuo aplinkos sąlygų. Nekantriausiai gali dešras tuoj pat kepti lauže, grilyje ar išsivirti. Pradėkime nuo lašinio. Lašinį, žinoma, vis laik turim su papilve. Tiesiog susipjaustysiu be odos į tokius kvadratėlius. Bet lašinys yra visiškai nesūdytas, nieko, ne? Taip, lašinys yra visiškai Tiesiog žalias. nesūdytas. Taip. Žalias. Tik ką nuo kiaulės. Lašinys turi tokią savybę, kad jis taip greit negenda, tai jis gali būti ne tik ką nuo kiaulės, ar keletą dienų po to. Žinoma, šitos dalies neišmetam, vėliau parodysiu, kam yra labai svarbus šitas dalykas. Ir dabar turim tokius kaip juosteles paruoštas ir jas šiek tiek susismulkinsime. Čia Kuriuo peiliu? Žinoma, jau šefo trečiuoju. Šefo trečiuoju. Taip. Ir tiesiog dabar susismulkinu tik tai stambesniais gabaliukais, kadangi visą po to procesą atliksime su šefo mėsininko peiliu. Puikiai susikaposime, susismulkinsime. Jau iškart pilvas gurgia. Jau tikiu, kad bus labai skaudu. Žinoma, kad dešros buvo daromos visada apie 70% liesos mėsos, 30% riebios. Nėra labai svarbu ten pasverti, ten, kad būtų, žinai, grinai 30/70, bet vizualiai tai gan puikiai matosi. Nu taip. Nes nemanau, kad ir viduramžiais, nors ir parašyta, kad taip turi būti, bet tikrai nemanau, kad labai sverdavo. Iš akies labiau tai darydavo, o akis yra geras mato ženklas. Tai geras virėjas ir taip mato, ne? O dar gal labiau jaučia. Paima į ranką, sako, ne, čia prasta kiaulė buvo. Čia tikrai nėra ten 300 gramų. Šiuo atveju mums dar saulė šiek tiek padeda tam, kad tą lašinį šiek tiek pratirpdyt. Tai būtent jisai susimaišys tas riebalas geriau su liesa mėsa. Nuo to mūsų dešros bus tik tai skanesnės. Tai čia tikrai yra labai geras procesas, kurį mums padeda saulė šį kartą. Tai aš esu kažkur girdėjus, kad jeigu yra riebi mėsa, tai jinai bus skanesnė, nes visą skonį duoda tas riebalas, ne? Taip. Riebalas išlaiko tą skonį būtent. Ir žinoma, turim liesą mėsą. Ten kaip pjausit palei, išilgai to raumens, jau didelio skirtumo nėra, vis tiek kiek kaposim gale. Bet tiesiog taip, kaip jums patogu, visada. Ir sakykime, jeigu aš šiuolaikiniai virtuviai tą norėčiau daryti, tai man jau nebūtinas yra tik peilis, ne? Aš galiu savo linksmai viską į mėsmalę susidėti tom pačiom proporcijom, teisingai? Taip, iš vienos pusės tai yra teisingai, bet žinokit, labai paprastai. Kiekviena dešra turi savo skonį. Ir būtent kapotos mėsos dešros yra pačios skaniausios. Dėl to, kad struktūra yra daug malonesnė. Kai kandam tą dešrą, mes įkandam atskirai tai riebalo skonio, tai prieskonio, tai dar kažkas. O visa tai, kai yra sumaišyta su malta, tai mes tiesiog turim vieną tokią... Tokia masė. Taip, tokia keista tekstūra, taip. Tai aš visą laiką... O dešroji kandi gabalą mėsos, nu tai jau tai gabalą mėsos. Ne veltui mes mėgstam skilandžius, nes skilandžio mėsa irgi visą laiką yra tik tai kapotina. Tik kapota, taip. Taip. Bet skilandis iš esmės, nu ir dešra, kurią mes dabar kimšim, tai yra tas pats principas. Labai panašus principas, kitoks konservacijos būdas ir tiek. Nieko daugiau. Keliam čia žmonėm darom? Tokia porcija dažniausiai bus apie 4-5 žmonėm. Tai šeimai. Žiūrint, kokia šeima. Šiais laikais šiuolaikiniai, standartiniai mama, tėtis, 2 vaikai? Taip, bet abu krepšininkai greičiausiai. Daugiau valgo. Daugiau valgančiai šeimai. Taip. Tokiai sotumą mėgstančiai. Taip. Ką dabar pasidarysiu, tam, kad pasimiksuot viską į savo bliūdelį įsidėsiu, pasimaišydamas vieną, kitą, trečio, kaip sakoma. Į tarpą dar įsidėsiu druskos, tam, kad maišyti to būtų patogiau. Aišku, natūraliai kyla klausimas, o tai kiek tos druskos reikia? Tai viduramžiais nedaug reikėdavo, kadangi brangus dalykas ta druska būdavo, tai gal labiau iš tokio pajutimo. Aš mėgstu žiupsneliai skaičiuoti, tai ant tokio kiekio, čia apie kilogramas mėsos su viršim, tai kokius 4-5 žiupsnelius pasinaudosiu. Ir dar mums pakonservuos šiek tiek, ne? Taip, pakonservuos, leis skysčiui šiek tiek išbėgti ir tiesiog šiek tiek prasimaišysiu. Dabar, žinoma, tai jau nebėra galutinis produktas, dabar pradėsim sekantį svarbiausią procesą, kurį po truputį tiesiog pasiruošim jam. Turiu šitą, pasiimsiu savo... Rimtai mėsininko peilį. Taip, sidedu krūvelę. Pradžiui šiek tiek susmulkinu, kiek eina taip. Čia dabar tiesiog tik taip padarau vien tam, kad susiplokštinti šiek tiek. Ir pradedu kapoti.
Aha. Viskas, dėl to ir tai yra kapota mėsa. Tikrai pavargsta ranka, bet nieko, mėsininkas turi būti pavargęs. Tai jeigu nepavargęs, reiškia, nedirbo. Būtent, o kas nedirba, Ir nevalgo. Taip, kas nedirba ir nevalgo, tai aš ir jaučiuosi be darbo dabar. siūlyčiau pamatyti pačiai. Gerai. Svarbu pasiimu. nepadauginti to kiekio pirminio. Čia vat, nu, Taip, taip. pakankamas kiekis, ne? Ir aš Pradžiai šiek tiek pasipjaustau. taip. Atsargiai. Taip, žmogienos dešrose nenori. Nenorim. Sekantis yra toks išsiplokštinti šiek tiek su plokščia dalim. Ir pradėti dirbti rankom. Visai smagu. Oi, bet jaučiasi iš karto ant rankos. Tikrai taip. Ne, taip nelengviau. Niekiek nelengviau. Čia jau sukapojau? Taip, čia jau daug maž yra tai, ko reikia. Taip, Tai turim savo susikapotą mėsą, ką toliau? taip. O toliau garbingasis įrankis, kas buvo paslėptas pas mane šiuo metu. Ragelis. Ragelis, taip. Tai turim paprastą galvijo ragelį su nupjautu galu, jauno galvijo. Ir būtent dydis ir forma atitinka tai, ką turim plonojoje žarnoje. Ir toliau panaudosime būtent tą odos likusi gabalą kaip lubrikantą. Aha, sutepam ragelį. Sutepam ragelį, dėl to, kad kai bandysime uždėti plonąją žarną, jeigu ragelis bus sausas, žinoma, suplyš. Aha. Tai vat ir paprašysiu tada ištraukti. Taip, galą Galą. surasti. Žarnos. Va, gerai. Turim galą žarnos. Atidarom Ir užmaunam. ir užmaunam. Ne, taip, čia taip ir paprasta. Ne taip ir paprasta. Užsimovėm tiek, kiek daug maž mums patinka. Kam šitas vat yra reikalingas? Ogi tam, kad galėtume užsidėti ant kaklo ir nereikėtų ragelio laikyti. Taip. Rankos, kad būtų laisvas. Aha. Ir dabar pasiimame mėsos mišinį ir kemšame per ragelį. Mariau, mes iš kur žinom apie tokį receptą iš viso apskritai, kad dešros yra valgytos? Ogi mėsininkai yra skirstomi į tam tikras profesijas, į smulkesnės. Ir būtent viena iš jų yra dešradirbių arba dešrakimšių. Ir yra viena iš gildijų būtent. Ir yra aprašyta būtent tie dalykai, kaip kokia mėsa naudojama, kokiom proporcijom, kokias žarnas naudojom, ko neduok diev negalim daryti, už ką rankas kapodavo ir panašiai. Tai O tai iš ką rankas kapodavo? už prastos kokybės arba papūvusios arba pagedusios mėsos dėjimą į dešras, nes visgi žmonės kartais būdavo ir nesąžininkai ir jau pagedusią bandydavo dėti. Nes per žarną neužuosė, ne? Tai būtent, tai yra vienas iš tokių dalykų. Kitas dalykas, neduok dieve, be druskos padarys, pavyzdžiui, ir ta dešra kol kas bus gera, o staiga Pradės atsineši greitai namo gest. ir jos nebelieka. Ir yra tokių dalykų. Būtent kokia kaina irgi yra nustatyta. O, kokia kaina buvo dešros? Dešros kaina nėra parašyta konkrečiai, bet dešros kaina negali viršyti dvigubai, negu kainavo jos žaliava. Tai būtent yra nustatyta rėžis riba, kiek gali būti antkainis didesnis. Tarkim, jeigu tais metais buvo prasčiau su mėsa, su kiauliam ir kiaulės kainavo kažkokį ten vieną sidabrinį visą kiaulę, tai jeigu padarysim dešras iš tos kiaulės, tai tos dešros negali kainuoti daugiau negu 2 sidabriniai. Bet tai iš esmės aš ką noriu, galiu ir dėti šitą miksą, ne? Tikrai taip. Ir prieskonius, kiek žinau, vat, Britų salos labai mėgsta dar robolis ten visokius dėti. Taip. Yra ir to receptai, bet tada tu negali to pardavinėti. Negali būti to mėsininko rūšis, kuri užsiema būtent dešrom. O ką jau mes namie darom, kaip sakoma, nuo mūsų ir priklauso. Mūsų reikalas, Taip. ne? Ką norim, tą darom. Kiekvienam pagal savo skonį. Tikrai taip. Sukimštos 3 gražios dešros. Taip, galim pasivytinti, o galim tiesiog mest ant grotelių ir kepti ir džiaugtis. Tai einam, kur nors pakabinsim. Einam, mėsos karoliukai.
Taip ir taip. Ir tada šitus kažkaip pririšim. Tai tu atimk už to. Tai čia mes jas džiovinam, o tada vytinsim jau... Kai jau matom, kad jos pradžiūna, jos labai pakeičia spalvą. Stipriai tamsėja spalva. Ir kai pamatom, kad įvyko tas procesas... O dabar žiūrėk, liečiasi truputį, mums čia negerai, ne? Kažkaip dar pasukt. Dar galim pasukt. O, jie nesiliečia. Taip. Įdžiūna. Džiūna ir jos tada pakeičia spalvą į tokį daug tamsesnį, ryškesnį, susitraukia pati žarna ir tada jau galim jas palikti saugot. Bet saugot jau tada reikia toliau nuo saulės, toliau nuo drėgmės, tai sakykim, prie kokio kamino pas save namie, aukštai, sausai. Virš pečiaus kokio, Virš pečiaus, žinoma, taip. Ir paliekam. Galim ir virš laužo, tada dūmelio prisigers. Taip. Dar ir prieskonį papildomą gaus. Ir ką, mes esam rekordas mūsų 3 metus išlaikė, ne? Taip. Būtent Kernavėje darytas dešras tokiu pačiu būdu, labai panaši konsistencija buvo, 30-70, šiek tiek žolelių buvo įdėta, 3 metai. 3 metai ir jinai vis dar taip. suragavom jėgi. Ir dar gyvi, kaip ir viskas tvarkoja. Šiandien apie spalvas ir skonius tiek. Ačiū keliaujantiems kartu, o po savaitės pakviesime jau į kitą ekspediciją. Iki kitų atradimų.